Prastos rungtynės labai. Negalėčiau nei vieną išskirti. Labai blogai sulošėm. Pas mus kažkaip kartojasi, jau kad sužaidžiam geras rungtynės, po to labai seka prastos. Aš šiandien prieš rungtynę sakiau, laimėjom prieš Atletą namuose 6-0, tas pats buvo prieš Rėjų, laimėjom ir Šilutę važiavom irgi pralošėm ten 2-0, čia irgi tas pats. Reiškia, ir tokia, būna nusisuka, visiškai niekas nesigauna. Absoliučiai. Turėjom momentų įmušti, neįmušėm. Jie sumušė, ką galėjo. Toliau mes vieno žaidėjo, visą kėlinį turėjom daugiau. Praktiškai nieko nesukūrėm, progos perskubėjom. Niekas nesigavo. Visų pirma, tai norėčiau padėkoti savai komandai už šiandien tikrai nepriekaištingą žaidimą, nes tas taktinis sumanymas, kokį mes galvojame prieš rungtynes, tai pasiteisino. Ir šiandien mes turime savo naudingą rezultatą, kurį nugalėjom. Rezultatų 2-0, galbūt tokios iniciatyvos žaidybinės dalies neturėdami, bet taktiškai, sakyčiau, sužaidėm brandžiau, šiek tiek negu Kėdainių komanda. Kėdainietis LT.